Biškekas, Kirgizijos sostinė, nori skaniai pavalgyti čia, nusipirkti džiovintų mangų ir nueiti turgų. Praėdu dieną. Vakar jau popiet buvau Biškeke, tiesiog ilsėjau visą dieną ir iš esmės labai panašu kitų miestų architektūroje, Centrinės Azijos pagrindinių miestų turiu menyje. Šiek tiek Ošą primena, šiek tiek ir Taškentą galbūt. Ir jau temperatūra grįžo į normalią 35 laipsniai. Pirma dienos stotelė turgus. Nusipirkau mangų, kivių ir riešutų, parodysiu, kai nuvarysiu į stalį. У вас 30 не будет, да? Šitą arbatos nusipirkti. Arbatą su braškėm, kilogramas 20 eurų. Dar galima nusipirkti skirtingų rūšių ryžių čia. Sveriamų. Kebabai. Бабай? Non. Na, pas tave kambarį, tai pasiėmiau iš turgaus. Mangų džiovintų. Maišą riešutų. Labai skanus. Ir kivių. Išvarėm, žodžiu, pasivaikščiot vakare po miestą Biškeko. Čia matyti gal jo garbiai ir Biškekas yra pavadintas Biškeko, Baškeko Batyro Kenin Uliu. Ten pagrindinė miesto gatvė, skveras, turėjo būti koncertas, bet tikriausiai, kad nėra. No, I don't. Miesto aikštė. Bandom veiklos ieškot su draugeška iš hostelio, bet kol kas sunkiai. Tai matyt reikės pyragus įvalgyti. Nu jo, ką daugiau veikti realiai. Varėm praei šachmatais. Žodžiu, nepavyko praei šachmatais, nes bijojo labai manęs tie vyriškiai, tai šitą dieną aš pats nesupratau, ką aš čia dariau šiandien, tai žodžiu, ledų pasiėmu ir varau namo. Rytoj gal biškį daugiau piesto pamatysiu, nes aš šiandien tiesiog nežinau, kas čia vyksta. Kažkoks gaidys kiaušinis man pavogė. Čia buvau pasidėjęs vakar. Žodžiu, mano hostelis toks maždaug. Šiaip labai geras, bet sakau, kiaušinius nufirino, tai iškiai susinervino vakar. Bet nieko, dabar einu iki Pardės, pasiėmiau pusryčių. Ir eisim biškį miestą pasižiūrėti. Iš esmės tai Biškekas įdomus toks miestas, įdomus, bet jau kaip ir matytas panašiai. Visose kitos sostinės realiai panašų dalyką mačiau. Tai toksai, kur
labai stipriai kažką naujo man sunku sugalvoti. Toksai judesys aplink turgų. Jau vidų nebeįsiu maltis. Jau vakarą buvau, bet jau įdomi atrodo iš lauko. Vadinasi Ošo turgus, bet Biškeke. Gerai, kad Biškeke, tiksliau Ošė nesivadina Biškeko turgus. Čia nuolatos per tos garsiakalbius kažką šneka. Iš skirtingų pastatų. Gal girdisi? Iš to pastato kažką šneka ir iš to priekinio pastato kažką šneka. Žiauriai garsiai. Ne, iš trijų netgi ir iš to be reketų irgi. Vau, va šito. Čia gal akcijas, tokia sako. Kelniam 5% nuolaidą. Neapgausim. Šiaip iš tikrųjų nėra, kad man tas Biškekas labai patiktų. Kažkokie žmonės tokie. Vakar ir toks pora konfliktų buvo tokių tam turkai, kur tipo eini, pradeda stūmintis, tapai greičiau. Kas to yra? Tai nėra, kad man čia žiauriai patiktų, nes tokie biški kažkokie žmonės keistesni. Atrodo, kad visi nori apgauti tave. Iki vieno. Visi su snukiais surauktais. Ošas buvo geriausias miestas kol kas. Taip iš miesto prasmės. Tai jau. Ką žinau, maistas neblogas čia, bet žmonės nelabai. Ir autobusai beje irgi gaidys. Neįmanoma bilietą nusipirkti. Turi kažkokią programėlę atsisiųst, vietinę kortelę turėti, QR kodus susimokėti. 17 centų negaliu nei grinais, nei kortelę normaliai susimokėti. Tai žodžiu, zuikį reikia važiuoti. Tai visur pėsčiom vaikštų. Čia vakar buvau praėjęs tos visokius pastatus čia valstybinius ar panašiai, teatrus kažką. Ai, čia vat Kirgizijos universiteto pastatas. Ten kažkoks teatras. Nu, žodžiu, tokių pastatų šiandien labai daug yra. Gal kitose miestuose gal taip nebuvo. Taškentą labai užneša va tie visi pastatai. Ai ne, čia yra filharmonija pasirodo. Biškeko filharmonija. Atėjau žodžiu į prekybos centrą biškį akių paganyti. Tai koks didžiulis. Neblogas Akropolis. Saulės forma čia ant grindų. Gal coffee time. Coffee time. Pasiemu čia kažkokį gerimuką. Tik šaudelį tą pusę įmovau. Neblogas. Su marakuoja kažkokiais rutuliais. Tokių taškų, kur pardavinėja gėrimus 3 skirtingų rūšių. Labai daug yra. Ten tas gira yra, po to 2 rūšių kažkoks pienas. Ir Ošė buvo kiekvieno kampo ir čia Biškeke. Žodžiu, atpėdinau iki to vakarykščio Alato aikštės.
Jo, čia ir šiandien veiksmas vyksta pilnai. Visai graži aikštė šiaip iš tikro. Visai atrodo įdomiai. Sekmadienis, tai žmonių labai nemažai mieste. Visi mėgaujasi saulę. Šiaip ne per karštas, tikrai čia įmanoma gyventi pirmą dienos, bet įmanoma. Dėl to nes vėjas pučia 3-5 laipsniai, bet vis tiek nėra, kad degi. O, ledą valgo. Šiaip gaila, kad manęs nebus jau čia Kirgizijoje, dėl to nes už 15 dienų prasidės pasaulio klajoklių naumet. Jo, nu, žaidynės, ten bus tokios arklių, tokios rungtynės, ten su gyvūnų, erelių medžioklės ir panašiai, tai būtų žiauriai įdomu pažiūrėti, bet gaila, kad neišeis. Nu, gal kažkada ateityje, nežinau. Bet jo, kai pasaulio čempionatas turi dienas, kai skaičiuoja iki pradžios, taip pat ir turi šitas 15 dienų. Kas čia? Pagrindiniai miesto realiai gatviai. Lenino statula milžiniška. Добрый день. Я там видел статуя Ленина, да? Да. А вам как, ну как вы думаете, это хорошо, что пока, ну и до сих пор, да, до сих пор есть его статуя тут и у вас в городе? Как ваше, как вы думаете? Да, мнение. А вы откуда? Я из Литвы приехал. Да, Литвы, у нас, да. ну, уже. Добро пожаловать. Спасибо большое. У нас много. Да, у нас много лет назад я просто, ну, снимаю тут архитектуру. Мне просто очень интересно. У нас в Литве уже, ну, все убрали, да? Все статуи, там Ленин, Сталин, все улицы тоже поменяли и так далее. Вот. Я тут заметил, что очень много мест еще, ну, есть это советское, вот. Советские, да, как бы отпечатки. Да. Что за коммунизм, что воевали и так далее. Знаете, честно, мое мнение, я родилась в постсоветское время, да? И все же таки это же часть истории. Да. Для меня, как бы, честно сказать, от того, что она стоит, не стоит, мне как бы разницы нет. Разницы так таковой нет. Да. Но с точки зрения того, что мы этот этап сам Кыргызстан прошел, да. Немаловажно, что мы должны знать вот этот отрезок нашей истории. Да. Допустим, я уже чуть-чуть знаю, кто такой там Ленин, Советский Союз и за что мы боролись. А вот, наверное, после нашему поколению, наверное, очень чуть-чуть важно, равно, да? Да, может, чуть-чуть все равно. Для меня, я не скажу, что мне просто она и не триггерит, и не радует. Ну, есть, да, но есть история. Неутрально, да. Вот почему, например, мы же, например, кочевники, у нас эпос Манас, мы же про них же тоже чтим память. Да, я думаю, что мы этот отрезок прошли, это наша история, и я как... А вы думаете, ну, для Киргизстана это был хороший этап, да, наверное? Знаете, что я вам скажу такое мнение? Нашим родителям, вот моим, которые родились в постсоветское время, им Советский Союз нравится. Да, я понимаю. Да. Но для меня, сейчас уже знаю, я историю особо хорошо не увлекаюсь, но я важные моменты знаю, но очень тяжелый период был. Да, конечно. Для Киргизстана. У нас тоже репрессия была, вы знаете. Да, знаю, я получал. Очень великие люди у нас были репрессованы. Да. И это ни за что, да? За вот просто умный человек его Мы рисовали. вот это в Кыргызстане, вот для меня последние 5 лет, после того, как я про вот это репрессионный период уже чуть-чуть ознакомилась, мне очень обидно, что наше время на тот период как бы интеллектуальных людей просто взяли и убили. Да. А если бы они остались, для нас поработали бы еще 30 лет, может... Вырос Киргизстан еще больше. Еще больше. Мне кажется, что это было какое-то, не знаю, это лично мое мнение, это было какое-то нацеленное
например, Тургул Айтматов, Тыныстан, Да. это те люди, которые, вот Исах Разаков, которые кыргызский алфавит вели, Да. слово, вот это все. И мне Ir šiaip dar rekomendavo iš tą muziejų sukti. Tai jeigu kaina nebus didžiulė labai bilieto, tai pasižvalgysiu, dėl to, nes čia yra visa Kirgizstano. Beje, sakė, vadinti reikia ne Kirgizija, o Kirgistanas. Tai nuo šiol Kirgistano vadinsiu Kirgistano istorijos muziejus. Atėjau į muziejų, tai pirmas nuo čia pradėjau. Važiavau iki čia, tada iki čia, palei ežerą iki Karakolo, tada per viršų grįžau į Biškeką. Čia ant tų akmenų dar raštai išlikę petroglifai. Gyvūnai matos, žmonės šokantis. Pasirodo, Ošos dar bronzos laikais buvo, bronzos amžiai dar buvo pirma gyvenvietė. Pasirodo, čia tai pirmieji kirgizai, saksai buvo užkasę auksą aplink Įsikūlo ežerą. Būčiau žinojęs, būčiau ten pasilikęs kastą. Pasirodo, filmuoti negalima buvo, bet ką aš noriu pasakyti, kad būčiau žinojęs, būčiau pasiėmęs kastuvą, varęs aplink Įsikūlą ir kasęs auksą. Kaip bachūras. Kažkaip per rutulys kažkoks. Ai, čia turkų rutulys kažkoks. Pasirodo, turkai 6-10 amžiai pradėjo čia judėti. 6-7 labiau, ir nuo tada prasidėjo visa jų plitimas islamo į Centrinės Azijos regioną. 7 amžiaus gale kažkur 6. Aš tik dabar supratau, kur aš mačiau šitą pastatą. Čia tas, kur kai tranzavau ir kai mus paleido prie šito Uzgeno miesto, tas vyras. Tai čia tas bokštas yra. Jo, šitą bokštą mačiau. Čia rašo, kad visai šitais dalykais buvo prekiaujama šilko kelio metu. Tai yra įvairiausi gaminiai iš arabų kraštų, iš Kinijos, papuošalai, juvelyrika, indai, puodai. O čia yra mini altorius. Koranas. Kur iš čia erelio koja eina savo. Bet aš panorojau, čia kažką praleidau, nes mes iš 19 amžiaus aš iškart peršokau 19. Tai aš per 9 amžius peršokau kažkur. Nežinau, kur ras dabar jos. Вот что пошло, то снизу потом спустилось. Šitas geras. Ne, šitas tingiu. Это помощь, что Настя подбирает. Сейчас выберу. Kilimuką
kambarį, žodžiu, čia nežinau, galima liest, bet kiti liečia, tai aš irgi pabandysiu paliest. Šitas geras. Šitas nelabai. Šitas jaučiu geras irgi bus. Nu, švelnus, bet ne per daugiausiai. O šitas? Nu, šitas nieko visai irgi smagiai. Jaučiasi. Nu, šiek tiek pasikultūrinau, grįžtu į hostelį, po to vakarį vėl išeisiu kažkur pasivaikščioti. Ir čia yra, pasirodo, Kirgizstano parlamentas. Jo. Tai gal ir nesiartint aš prie jo, kol nedeportavo manęs. Išėjau vėl pasivaikščioti po vakarinį Biškeką, Chebra žaidžia badmintoną šalia. Futbolas vyksta. Ir čia mozaika. Labai daug Biškeko mieste mozaikų, kur čia tiesiog yra mokyklos siena, man taip atrodo, jo, nes rašo abiturientai 2026 metų. Visai šalia mozaikos dar viena skulptūra. Įdomu, ką simbolizuoja. Surašyti visokie žmonių vardai pavardės. Tai matyt kažkoksai pagerbimas galbūt autoriam. Adišep. Ai, aš kai kurios mačiau tam muziejų, tai matyt jo, čia bus kažkokia autoriams skirtas paminklas. Tai 15:08, 31 laipsnis. Bet čia fantastinis oras, nes biški vėjukas yra, tai visiškai kažkokio karščio nesijaučia, veidų nedegina, kaip ten Uzbekistane kokiam. Taip pats tas pasivaikščioti. Ir šiaip dieną irgi įmanoma išgyventi. Saulės kremą užsimest ant veido ir viskas realiai. Amžinoji ugnis. Šitas mangas yra aukščiausio lygio užkandis. Dar biškį porą objektų pasižiūrėti. Ir šiandien paskutinę dieną jau Biškeke. Rytoj ryte važiuosiu jau. Ką aš dar norėjau parodyti, tokių keletą dar skulptūrų pamąstymai taip bendrai. Pavyzdžiui, čia mes ėjome kovą už komunizmą. Ir statūra dviejų kareivių. Visai atrodo nauja čia rekonstruotas. Trinkelės atrodo naujai surėtos, dar smėlis ką tik supiltas. Šiandien šiek tiek nusprendžiau pasižvalgyti po gyvenamosius Biškeko rajonus. Ir vienas toksai, žiūrint ant žemėlapio, vienas iš jų žiūrint per žemėlapį labai užkliuvo ant už akies, vadinasi Rabočiai Garadok, kas tiesiog reiškia darbininkų, kaip darbuotojų miestelis gal. Ir turi tokią labai įdomią formą. Toks kaip apskritime, simetriškai sustatyti namai, vienodai atstumai vienas nuo kitų. Tai nusprendžiau eiti pasižvalgyti, galbūt kažką įdomaus atrasiu. Jau įžengiau iš šitą rajoną ir dar kas įdomų dalyką paskaičiau, kad čia pasirodo prieš 100 metų buvo pastatyta čekoslovakų darbuotojų. Jie buvo atvežti čia dirbti pramonėje ir šiaip mintis buvo
kaip be būtų keista, nestatyti kažkokių didžiulių gyvenamųjų kaip daugiabučių blokų, o kaip tik nuosavus namus pagrinde. Ir vaikštant būtent tuo apskritimu, galima sakyti, tikrai ne vieno daugiabučių nemačiau, vien gyvenamieji namai. Ir labai ramu čia yra, nors tai prie pat pagrindinė gatvė. Šiaip iš tikrųjų žiauriai įdomu, aš visiškai kitko tikėjausi. Čia ir namai tokie visai naujoviški, pakankamai prabangus. Ir apskritai, čia atrodo, kad iš Biškeko persikėliau kažkokią gyvenvietę kaip kaimą. Aš galvoju, čia bus toksai kaip, net nežinau, daug kažkokių pastatų gal apleistų arba šiaip. Čia vat namai visokie nauji. Vėlgi tie vartai grįžta į stilių, kaip ir Uzbekistane. Įdomiai. Žalumos šiek tiek yra. Ir realiai pačiam vidury šito rajono toksai milžiniškas restoranas. Eina sau. Dajan, gal užeit patikrint kainos. Prasme, čia yra kaip Taškente, ten tie rūmai maisto. Čia panašiai skirtingi kambariai yra, tipo gali įsirinkti kur nori. Ir čia va yra, gali įsirezervuoti savo banketą žmonėm. Pats sakė, vieną žmogui negalima čia valgyti. Per parastas aš vienas, kad čia valgyčiau, tai sakė, kažkur čia yra priešais kavinę. Ai, va, čia dar yra. Čia dar šalia. Atėjau šalia esantį irgi kažkokį restoraną, irgi sako, negalima valgyti vienam žmogui. Kažkaip per bajeris įdomus naujas. Gal pagaliau suprato, kad aš kaip bobažas atrodau. Jau antras restoranas neįleidžia pavalgyti. Va čia tai darbuotojų miestelis. Ant tiek restoranai mandri, kad... O dar vienas kažkoks yra, aišku, čia irgi... Ne, čia tikrai manęs neįleis į šitą 100%. 100% neįleis čia manęs. O tas Ali baraką gal įleis. Čia nebejokinga. Trečias iš eilės neįleidimas. Kas čia vyksta? Čia gal sakė eit. O, čia tikrai leis. Žodžiu, iš 4. bandymo įleido mane į pavalgymo vietą. Šiaip kainos, sakyčiau, biški brangios. Pasiėmiau lagmaną, ten atsigerti arbatos duonos, tai bus kokie 5 eurai. Bet vieta nebloga, graži. Staltiese, tai už tai ir moku realiai. Mano puota prasidės toj greitai, duona, arbata, lagmanas. Šį kartą dar daugiau daržovių, negu aš esu įpratęs. Žodžiu, manau, skaniai valgysiu. Kokia duona skaniai, einu savo. Skaniausia duona, kol kas tokia suvalgęs. Žiauriai skani duona. Ką tai iškepta jaučiasi. Tiek žinių iš to Biškeko, skaniai pavalgiau. Rytoj apie pietus, prieš pietus išvažiuoju. Ir jo, tai įdomus miestas, maistas neblogas čia visai. Nekaršta, vėjuota. Smagu pasivaikščioti, pasižiūrėti, akis paganyt. Tai vat, iki.